Būtent šiuo metu kažkur laive USS Abraham Lincoln amerikiečių jūreivis stovi eilėje, kad galėtų vos 2 minutės nusiprausti po dušu. Jis miega lovoje, kuri dydžiu prilygsta karstui, ir taip gyvena jau 9 mėnesius iš eilės. Nes šiuolaikinis amerikiečių lėktuvnešis iš tikrųjų nėra laivas, tai plaukiojantis miestas. Nimitz klasės laivas yra 1092 pėdų ilgio, sveria daugiau nei 100 000 tonų ir turi nuolatinę apie 3200 įgulos narių populiaciją. Be to, dar 2500 oro sparno personalo. Praktiškai JAV karinis jūrų laivynas jame įrengė viską, ką turi mažas Amerikos miestelis. Laivas turi savo pašto kodą, savo paštą, savo televizijos stotį, radijo stotį ir laikraštį. Yra biblioteka, koplyčia, universalinė parduotuvė, 80 lovų ligoninė, kurioje dirba 6 gydytojai, ir odontologijos klinikas su 5 odontologais. Ir 2 nuolat veikiančios kirpyklos, kurios per savaitę gali apkirpti daugiau nei 1500 žmonių. O po visu tuo yra 2 A4W branduoliniai reaktoriai, generuojantis 260 000 arklio galių. Tiek elektros energijos pakaktų vidutinio dydžio Amerikos miestui aprūpinti. Ir jie gali tai daryti 25 metus iš eilės, nė karto nereikėdami papildyti kuro. Viršuje esanti skrydžių denio aikštelė tai 4,5 akro plieno, kur FA-18 Super Hornet ir kiti naikintuvai yra paleidžiami ir priimami maksimaliu 4 orlaivių per minutę tempu. Skrydžių operacijų metu, kurios paprastai trunka 14 valandų per dieną, nuo 9 ryto iki 11 vakaro. Triukšmas denio aikštelėje viršija 150 decibelų, todėl daugumai įgulos narių net neleidžiama ten patekti. O tie, kurie ten dirba, dėvi spalvomis pažymėtus marškinėlius, nes esant tokiam triukšmui šaukti praktiškai beprasmiška. Geltonus marškinėlius dėvi orlaivių valdytojai, kurie nukreipia lėktuvus deniu ir siunčia juos prie katapultų. Violetinius marškinėlius, kuriuos visi vadina vynogėmis, dėvi tie, kurie rūpinasi visais aviacijos degalais. Žalius marškinėlius dėvi tie, kurie valdo katapultas ir stabdymo įrangą, kuri pagauna grįžtančius lėktuvus. Raudonus marškinėlius dėvi ginkluotės specialistai. Jie krauna bombas, raketas ir amuniciją į lėktuvus, arba yra avarijų ir gelbėjimo komanda, kuris skuba į degantį lėktuvą, jei kas nors nutinka ne taip. Rudus marškinėlius dėvi orlaivių prižiūrėtojai. Kiekvienas jų yra nuolat priskirtas vienam konkrečiam orlaiviui. Mėlynus marškinėlius dėvi tie, kurie perstumia lėktuvus ir valdo liftus, keliančius juos iš angaro apačioje. Baltus marškinėlius dėvi saugos ir kokybės kontrolės specialistai, o sidabriniai ugniagesių kostiumai priklauso gelbėtojų komandoms, kurios ištraukia įstrigusius pilotus iš nuolaužų. Kiek žemiau skrydžių denio yra kambarys su didžiuliu mediniu stalu, vadinamu Ouija lenta. Tai sumažinta tikrojo skrydžių denio fizinė kopija, o jūreiviai naudoja mažus lėktuvų modelius ir spalvotus smeigtukus, kad realiu laiku stebėtų kiekvieną orlaivį laive. Jei lėktuvui reikia kuro, į jį įsmeigiamas violetinis smeigtukas. Jei reikia techninės priežiūros, žalias. Vienu deniu žemiau ir patenkate ten, kur įgula iš tikrųjų gyvena.